pasveikinti visi, kurie žiūrite taip pat transliaciją. Ir šiandien mes jau esame Mato Evangelijos 7 skyriui ir į jį žiūrėsim toliau. Ir todėl paskaitykime iš karto, nieko labai netidėliojant. Mūsų tekstas šiandien yra 7 skyriaus Mato Evangelija nuo 7 eilutės. Prašykite ir jums bus duota, ieškokite ir rasite, belskite ir bus jums atidaryta. Kiekvienas, kas prašo, gauna, kas ieško, randa ir beldžiančiam atidaroma. Argi atsiras iš jūsų žmogus, kuris savo vaikui, prašančiam duonos, duos akmenį? Arba jeigu jis prašytų žuvies, nejaugi duotų jam gyvatę? Tad jei jūs, būdami blogi, mokate savo vaikams duoti gerų dalykų, tai jo labiau jūsų tėvas, kuris yra danguje, duos gerą tiems, kurie jį prašo. Taigi šita ištrauka, jinai yra pakankamai populiari, dažnai cituojama, kalbama, kai mes vienas kitą raginam ir drąsinam, eidami per sunkumus ir rodydami, kad Dievas jisai yra tas, kuris atsako į mūsų poreikius. Bet šiandien aš norėčiau ir iš tiesų šitą vietą, šitą gabaliuką ištraukus iš konteksto, pažiūrėjus atskirai ją, galima iš tiesų legitimiai galvoti, kad tai yra apie tokią maldą orientuotą į atsakymą, maldą orientuotą į gavimą, tai, ko mes prašom. Čia tiesiogiai pasakyta, prašyk ir gausi, ieškok ir rasi, belskis ir bus atidaryta. Bet pažiūrėjus į kontekstą, tai, kas buvo prieš tai ir kas bus po to, atrodo šitą vietą truputį keistai, jeigu mes tokiu rakursu žiūrėtume. Nes prieš tai kalbėjo viešpats apie santykius tarp žmonių ir mes praeitą kartą girdėjom labai išskleistą problematinį santykį apie tai, kad mes vieni su kitais elgiamės egoistiškai, žiūrim savo naudos ir matom kito problemas dažniau. Paskui jisai pabaigoje vėl kalbės už šitos eilučios teksto apie tai, kad darykite kažką kitiem, tai, ką norite, kad jums darytų. Ir pažiūrėjus šitaip ir pažiūrėjus dar į tą klausimą, kurį Andrius praeitą savaitgalį uždavė, o kągi daryti, kai mes turim tokius santykius, aš toks esu, kai rastas mano akis ir aš jo nematau. Atsakymas nuskambėjo. Ieškokime jo, žiūrėkime jį, iš jo malonės mes tai galim padaryti. Ir aš manau, kad čia šitas gabaliukas, šitas tekstas kaip tik ir atskleidžia toliau jau tą santykio kontekste, čia taip pat galime išvelgti santykį, tik santykį su Dievu. Ir aš siūlau pažiūrėti šiandien į šitą vietą, į šitas eilutes, kaip į maldą, kaip į santykio statymą su Dievu, kaip į santykio kūrimą su Dievu. Ir skaitant šitas eilutes pirmas, kad viešpats ragina, prašykite, ieškokite ir belskite, galima numanyti ir suprasti, kad tai yra santykio etapai tam tikri. Tai yra progresuojantis į artumą, į intimumą santykis.
Ir žiūrint taip santykio perspektyvoje, visų pirma noriu atkreipti dėmesį ir parodyti tai, kas čia labai aiškiai pasakyta, būtent su kokiu Dievu mes turim reikalą, su kuo mes turim reikalą šitam santykiai. Jėzus sako, kad mes turim reikalą su tobulai geru Dievu. Jis yra tobulai geras, tobulai atsakantis kiekvienam, kuris prašo, ieško ir beldžia. Jis tobulai geras net tada, kai mums atrodo kartais, kad atsakymas mūsų atžvilgių yra neigiamas. Nėra jokio bet, kad jis geras, bet iki to momento, kai aš negavau teigiamo atsakymą. Jis geras yra tobulai. Reikalas tame, kad jo tobulumas pasireiškia toliau Jėzaus šitoj kalboje. Jisai sako, kad netgi tėvas, jūs būdami tėvai, neduosite blogų dalykų, neduosite akmens duonos vietoj, neduosite gyvatės žuvies vietoj. Esmė tame, kad jo gerumas pasireiškia tame, kad kartais šitie dalykai, kurių mes norime, jie yra blogi, bet Dievas jų neduoda. Ir tai yra, matosi, galima pamatyti šitame panašume to noro į gerus dalykus. Pavyzdžiui, akmuo, jisai judėjęs dykumoje, jų daug tokių riedulių, kurie iš tiesų gali būti panašus į duoną. Ir kai mums desperatiškai kažko reikia, mes galim savo mintise turėti šitą dalyką kaip gerą, kaip duoną, sakyti, Dieve, duok mums šito, mes prašom, bet iš tiesų tai yra akmuo. Ir Viešpats sako, jeigu jūs patys akmens nepaduotumėt, Tėvas nepaduos taip pat. Gyvatė ir žuvis, jeigu tai ungurys, taip pat galim būti panašus į labai naudingą, valgomą dalyką. Ir mes galim įsivaizduoti, kad mes prašom žuvies, o iš tiesų tai gyvatė. Ir šitoj vietoj Jėzus nori pasakyti, kad Jėzus gerumas, tobulas gerumas pasireiškia tuom. Jis neduoda tau blogo dalyko, kurio tu prašai, įsivaizduodamas, kad tai yra gerai. Skorpionas, pavyzdžiui, Lukas, jisai papildo šitą vietą, jisai sako, neduos skorpiono vietoj kiaušinio. Skorpionas sakoma, kad jis surietęs uodegą parietęs labai panašus į kiaušinį tampa. Iš tolo gali net pažinti ir gali norėti sakyti, aš noriu šito kiaušinio. Bet Viešpats sako, jeigu jūs to nepadarytumėt žinodami tai, ką aš žinau, tai tuo labiau Dievas danguje. Taigi Viešpats yra tobulai geras. Antra, šioje vietoje naudojami tie veiksmažodžiai, imperatyvai, raginimai, yra tokios testinės formos. Mums kartais lietuvių kalboje tai nesimato. Čia tiesiog parašyta, kad prašykite ir jums bus duota. Bet tai reiškia, jeigu skaitytume originalų kalboje, tas prašykite yra, darykite tai pastoviai. Tas testinis veiksmas yra, tas pats yra su ieškokite ir su belskite. Tai nėra paprašykite, kada jums prispyrė, paprašykite, kada bėda atėjo, arba kai jūsų užsidegė noras didžiulis kažko. Tai reiškia, būkit prašantis. Aš galėčiau taip pasakyti, būkit pastoviai prašantis, būkit pastoviai ieškantis, būkit pastoviai beldžiantis. Tai yra malda, santykis su Dievu, jisai jau šitoj vietoj jis artėja prie ieškojimo. Tai yra, kad Jėzus sako,
prašykite ištisai. Prašykite žodis lietuvių kalboje, jis mažai atsijuojasi su žodžiu klausti, bet kartais paklausti leidimo irgi yra prašymas. Anglų kalboje ask, pavyzdžiui, tai reiškia ir klausti, ir prašyti. Rusų kalboje sprasil, paprasil irgi su prašymu yra susijęs dalykas. Taigi tas prašykite neturi mums asocijuotis vien tik tai su poreikiais, bet ir su tais klausimais, kurie mums kyla. Mums turbūt yra skirtumas, pavyzdžiui, santykyje su vaikais. Sūnus, pavyzdžiui, kuris prašo tėvo tik tai, kada ko nors reikia. Man reikia dviračio, man reikia kompiuterio, man reikia telefono, duok man tai, išleisk pas draugus, dabar išleisk į gimtadienį, dabar tą padaryk. Yra vienas santykis ir jis pasitaiko gan dažnai. Ir yra kitas santykis, gali būti, kai sūnus sako, tėti, o kada mes kartu pažaisim, o kada tu atvažiuosi, o kiek laiko tu užtruksi, o kada mes vėl susitiksim, kada mes galėsim su tavim nueiti kažkur tai. Ir šituo atveju mes suprantam labai aiškiai, kad mums tas antras santykis yra priimtinesnis, tas, kuris prašo, klausia pastoviai. Jam reikia bendrystės, jam reikia artumo, ne tik tai tada, kai iškyla problema. Ir dar tas raginimas, tas toks prašykite, toks kaip ir liepimas, kaip ir įsakymas, tai yra iš tikrųjų imperatyvas toksai čia vartojamas. Ir mums taip pat kartais mes neišgirstam, bet mums sakyti ir liepti dažnai reikia tai, kas mums nebūdinga. Tai, kas būdinga vaikui, mes nesakom, kad taik prie kompiuterio atsisėsk, būk ten visą laiką su telefonu. Tai jam tai būdinga ir mums to sakyti nereikia. Mes dažnai sakom, eik susitvarkyk, eik padėk, einam dabar tą padarom. Tai, kas yra nebūdinga. Viešpats sako, prašykite, galima numanyti, kad žmogui tai nebūdinga. Kai kas gali paklausti, kad, ir pasakyti, kad prašymas kaip ir būdingas. Mes prašom. Bet tas prašymas, kuriuo mes laikom prašymu, dažną kartą ir dažniausiai, jisai būna manipuliatyvus ir toks reikalaujantis. Prašymas, kuriame atsakymo nėra. Ir viešpats, kalbėdamas apie tai, kad prašykite, tą tęstinį veiksmą, jis turi omeny, būkit prašantis, o ne manipuliuojantis. Šitos santykius galima būtų pavadinti, kai mes prašom, nesuteikdami to, kurio prašom, pasirinkimo teisės tokiais prekybiniais santykiais, turgaus santykiais. Tu man, aš tau. Kaip mes su viešpačiu taip kartais elgiamės, sakom, viešpačiu, tu geras, tu nuostabus, tu fainas, tik tai paskui biški nepatogu, kaip čia pereiti prie prašymo, dar kartą paprašom, dar kartą padėkojam ir tada sakom, bet man reikia to ir to. Tai yra tokie komerciniai santykiai ir viešpats jisai čia mano gilių įsitikinimų ir supratimų nekalba apie tai. Gal yra kitų vietų, kur jisai labiau kreipia į tą kitą santykį, bet čia viešpats kalba, kad jam patinka ir santykiai, kurie išsprendžia ir mūsų tarpusavio paskui santykius, yra toks. Mes prašydami suteikiam pasirinkimo teisę. Kaip jums atrodo malda, Tėve mūsų, kur sakom tavo valia ir paskui prašom duonos, mes pamirštam tavo valia, prašom duok mums duonos, ir galvojam, kad valia yra duoti duonos. Bet jeigu mes iš tiesų prašom, mes iš tiesų nesielgiam taip, kaip toj pasakoje lapiais bando išvilioti sūrį iš varnos. Ir kad jį tik tai karkteltų, pasakytų kažką, kad tas sūris nukristų.
Ne apie tokius santykius kalba Viešpats, kai sako, būkit prašantis, būkit ieškantis. Taigi pakalbėsiu aš dabar dar galbūt daugiau smulkiau apie tą santykį įvilktą į prašymo, ieškojimo ir beldimo formą. Ir tai dar skiriasi nuo to galimai mums įsivaizduojamo meditatyvaus, to tokio santykio, kur galbūt Dievas ieškomas kažkokiom tai kitom formom, kažkokia tai belia kokia tai gali būti transcendentinė kažkokia tai forma, bet Dievas kalba, kad mūsų santykiai prasideda prašymo, ieškojimo ir beldimo forma. Taigi prašymas. Ir prašymas visų pirma jo, kaip sakyti, prigimtis, esmė yra tai, kad prašantysis stovi žemiau už to, kurį prašo. Jis yra žemesnis, turi būti nuolankesnis. Kaip ir į stiklinę neįpilsi vandens, jos nepalenkęs žemiau negu indo, iš kurio tu nori įpilti. Niekaip tu neįpilsi į indo nieko, jeigu tu įkelsi į viršų. Taigi prašymo ta esmė yra nuolankumas. Mes prašom nusižeminę, mes prašom ir sakom, stojamės į žemiau poziciją, net nelygiai su juo, net ne kaip draugai geriausia. Prašymui taip pat, jau ir minėjau, sakiau, reikia laisvės rinkti. Laisvės rinktis tam, kurio prašome. Prašymas dažnai, aš savo gyvenime esu girdėjęs tokių prašymų, kur prašymas nuskamba taip, kad kitokio atsakymo ir negali būti. Tai nėra prašymas. Mes tai galvojam, kad mes prašom. Bet tai yra manipuliacija, tai yra toks kaip ir komercinis dalykas. Aš atsilyginsiu. Aš prašau tos, bet aš kažkaip tai atsilyginsiu. Su Dievu santykiuose šito negali būti. Ir čia tada išryškėja, kad yra tie du tokie santykio kūrimo būdai galimi. Vienas besikreipiantis tik tada, kai ateina egzamino metas, pavyzdžiui, išbandymo metas, desperatiškai norima, prašoma, manipuliuojama sėkmės egzaminą. Negalima tada, neįmanoma priimti neigiamą atsakymą. Kai atėjo egzaminas, kaip įmanoma jo neišlaikyti. Tai tokie prekybiniai daugiau santykiai. Ir kitas, visada prašantis, klausantis, sėdintis prie Viešpaties kojų, ieškantis atsakymų, toks bendravimo būdas, kai esame mes su to tobulą planą turinčiu santykyje. Mes galim priimti tada, kai esam santykyje su tobulą planą, tobulai gerų Dievu ir tai suprantame, mes galim priimti bet kokį atsakymą. Vieną istoriją papasakosiu, kaip viena moteris senais laikais labai turėjo sūnų 10 metų, kuris susirgo tokia sunkia kraujo ligos forma, kuri išaugdavo iš beveik 100% mirties atvejai. Tada gal nežinojo, kas tai yra, dabar mes galbūt vėžio kažkokią tai formą nustatytume. Ir jam daktarai sakė, liko gal 10 dienų gyventi, gal 2 savaitės maksimum. Ir ta moteris, jinai ieškojo, meldėsi pati, važiavo, kreipėsi į vieną Dievo žmogų, kuris melsdavosi už tokius beviltiškus atvejus.
neformaliai. Ir jinai atėjus pas jį, įveikus tas kliūtis, tos atstumus, kurie tuo metu buvo sunkiai įveikiami, tai ne dabar, kai mes turim transportą. Jinai užėjusi pas jį, staigiai jam pasakė savo tą problemą, poreikį, kad vaikas miršta, reikia jūsų palaiminimo, reikia jūsų maldos. Ir tas žmogus, pirmą, ką jis jai pasakė, jis pasakė, ar tu supranti, ar tu gali suprasti, kad Dievas gali nuspręsti pasiimti šiandien tavo vaiką. Jinai su ašarom akyse, bet pasakė taip, suprantu. Antras klausimas buvo, ar tu priimsi, jeigu Viešpats paims tavo vaiką? Jinai atsakė, taip, priimsiu. Tada jis pasakė, melskimės. Ir jie meldėsi, karštai meldėsi, nesutikdami su ta liga, prašydami išgydymo. Ir vaikas pasveiko. Bet esmė net ne rezultate, bet tame procese, per kurį praėjo šita moteris. Procese per supratimą, kad gali būti visaip, kad Dievo valia yra mums nežinoma, bet prašom, kad būtų gerai. Bet meldžiame su didelė energija, noru, kad būtų gerai. Nežinau, kas bus rytoj, tokia pozicija. Tu žinai, Viešpatie, aš priimu viską, bet prašau, kad būtų gerai. Priimu viską. Tai yra santykis, apie kurį Jėzus čia kalba. Ir tada tokiam santykiui iš tiesų mums svarbesni tampa ilgainiui tie klausimai, tie prašymai Dievui, nesuprantu, Viešpatie, kodėl taip vyksta, paaiškink. Kada vėl susitiksime? Ką galvoji apie mano darbą, ką galvoji apie mano tokius ir tokius sprendimus, pasirinkimus, tampa tokie klausimai esminiai viso gyvenimo, mes tampam prašantis, klausantis. Mes klausiam ištisai, štai aš galvoju, planuoju kurti šeimą, aš klausiu, Viešpatie, aš ieškau šeimos, noriu, ką tu galvoji apie tai, aš noriu turėti namus, aš noriu turėti tą ir tai, ką tu, Viešpatie, galvoji apie tai. Ar dabar laikas? Ar man reikia kažkaip tai dar pasikeisti, kad tapčiau to žmogum patraukliu? Ir čia tada mums iš tiesų tas pažadas Jėzaus, kad bus duota, bus atsakyta, yra labai realus ir labai tikras. Mes tikrai turim tą pažadą, kad į mūsų visus esminius širdies klausimus bus atsakyta. Būk prašantis, būk klausantis. Ir tada netgi tie atvejai, kai mes pasirodo galbūt prašėm akmens arba prašėm gyvatės ir Dievas nedavė kažko, bet mums atrodė tie dalykai labai geri, mus taip pat mokys kažko. Mums bus jie geri ta prasme, kaip to istorija apie žmogų pasiklydusi miške, kuris klaidžiojo 3 dienas ir pavargo ir išalko ir staiga sutiko kitą žmogų miške ir apsidžiaugė. Oi, kaip gerai, tu dabar man parodysi kelią, kaip iš čia išeiti. O tas žmogus pasakė, žinai, aš čia mėnesį klaidžioju. Sako, oi, tai tu man visai nereikalingas, nenaudingas. Sako, palauk, ne visai. Aš galiu parodyti kelius, kuriais nėra išėjimo iš miško. Tau nebereiks eiti tais pačiais klaidžioti keliais, kur nėra išėjimo. Tie atsakymai, tie Dievo parodymai, kažko negavimas, kažko neturėjimas, gali reikšti, kad tai kelias, kuriuo nereikia eiti, paprasčiausiai. Tada yra kiti klausimai, o kur man reikia eiti?
Ir tas ieškojimas toliau išlieka. Pavyzdys iš Naujojo Testamento yra apaštalas Paulius. Dievas įveda misijose per gyvenimą tiek apreikšdamas, ką reikia daryti, perspėdamas dėl bėdų, tiek neperspėdamas. Jis ir pakliūna ir į audras, ir į visokius dalykus. Bet Paulius sako, tai malonė. Ir kai jis prašo, kad patrauktų dyglį, kurį mes nežinom, kas tai yra, bet kaip minimum tai yra be galo nemalonu greičiausia, gal net ir skausminga, viešpats jam neatsako. Atsako, kad ir po kelinto karto, kai jis meldžiasi, jam viešpats pasako, pakankama tau mano malonės. Man atrodo, pakanka malonės. Malonės niekada per daug nebūna. Bet kartais mes turėdami per daug, iš tiesų pradedam rinkti akmenis, turėti reikalų su gyvatėm ir skorpionais. Ir net Pauliui grėsia tas pavojus greičiausia. Papulti į tą dykumą, per ilgai užsibūti. Ir Dievas sako, pakanka to malonė. Tai buvo atsakymas. Paulius, aš taip tikiu, jisai dėkoja už tai Dievą. Tai nebuvo kelias, kuriuo jis turi eiti ir desperatiškai ieškoti ten atsakymą. Ieškojimas, kitas etapas, jisai pereina iš to prašymo pastovaus į tas paieškas Dievo, tikslo, prasmės. Visa tai vis tiek susideda į gyvenimo kelią, ne į prašymą, kaip mums atrodo, kada kažką pametėm. Arba kažkas tai mums staiga pasakė, kažkas tai čia yra geras dalykas ir mes staiga pradedam ieškoti. Tik tai tada, kai mums kažko prireikia, kažką pametam. Tai susiveda į kelią, į tam tikrą navigaciją, kurioje yra labai svarbus tas palydovas, tas viešpats, jo dvasia, jo vedimas. Ir kelias, kaip ir apaštalo Pauliaus laikais, ir jo būna ir tiesus, ir lygus, ir su Dievo perspėjimais, ir palaiminimais, ir būna vingiuotas, ir būna kalvotas, ir būna dykumų. Dar vienas dalykas ieškojimo prasmė, tas esmė jo yra, atsiranda dėl to, kad Dievas taip sukūrė pasaulį. Ne viskas, ne visi prašymai, ne visi atsakymai yra paviršiuje. Jėzus ne kartą minės ieškojimo lobio, perlo, kuris yra užkastas, kuris yra paslėptas. Netgi atvirkščiai, kas mums atrodo vertinga, yra paslėpta, o kas paviršiui guli ir mums atrodytų, kad tai yra gerai, yra blogai, yra nevertingi dalykai. Ir norėti tapti to ieškančiu, tai reiškia suvokti, kad brangu, vertinga yra tai, kas įgyjama ieškojimo, kasimo, kopimo į kalną būdu. Jėzus tai dar ne kartą pabrėž ir kalbės apie tai. Keletą citatų noriu apie tokį paslėptą ir ieškojimą paskaityti iš vieno mano mėgiamiausių rašytojų, toks Antonijo Egziuperi. Jis sako taip, pirma citata. Bet koks kopimas yra skausmingas, bet kokia permaina kančia. Ir aš nesupratau muzikos, jei iš pradžių dėl jos nesikankinau. Visi muzikantai pasako amen. Taip yra iš tiesų. Suprast muziką pradedi tada, kai pereini mokyklą, gan sunkiai. Man taip atrodė jaunystė net iš vis kosmosas, neįmanoma. Kita citata. Jeigu tau išgalvosiu valstybę, kurioje kiekvieną vakarą dalijami deimantai, iškasti kitur, tu įgysi tik akmenukus.
deimantai dalinami kiekvieną vakarą tampa akmenukais. Turtingesnis yra tasai, kuris ištisus metus vargsta, grumdamasis su uola, o ne tasai, kuris gauna kasdien iš kitur atvežtus vaisius, ničnieko iš jo nepareikalavusius. Ir paskutinė mintis būtų, bet aš trokštu, kad tu liktum ištikimas pats savo, žinodamas, gerai nutuokdamas, kad ir net labiausiai svaiginanti meilė susideda iš šitiek įveiktų vidinių dykumų. Net ir labiausiai svaiginanti meilė susideda iš dykumų, iš begalės įveiktų dykumų. Šitas deimantų, lobio, perlo įvaizdis bus Jėzaus pamoksluose. Ir būtent jis tai ir sakys, kad kasti gali tada, kai supranti vertę. Ir Jėzus, viešpas, Dievo karalystė yra geriausia, kas gali mums nutikti. Ir mes galim jos ieškoti ir kasti tik tai tada, kai suprantam jos vertę, kai šita jos vizija ir misija kalno pamoksle pristatyta Dievo karalystės mums tampa labai įkvepianti, labai trokštama, tada mes galim jos ieškoti ir tapti tais ieškančiais, kurie pastoviai ieško ir ieškojimas tada jisai vystosi, jisai auga iki tokio lygio, kad žmogus gali būti pasiruošęs dėl jo ir prarasti, ir kovoti, ir prarasti, ir gyvenimą atiduoti, dėl to lobio, kurio ieškam. Taigi tas vertės supratimas viešpačiui labai svarbu, kad mes, jeigu mes ieškom, jisai mato, kad mes suprantam tą vertę. Čia kaip vienam taip pat žaidime vaikų slėpinių, tas, kuris pasislepia, yra tarsi pasąmoningai drebulys, ne tie pergyvena, kurie jį ieško, bet tas, kuris pasislėpęs, jam taip aktualu, kad ir įdomu, kad jo ieško kažkas. Ir įsivaizduokit vieną atvejį, vaikas parbėga, verkia, tėvas klausia, kas atsitiko, vaikas sako, tėte, aš taip gerai pasislėpiau, o jie manęs net neieškojo, nuėjo žaisti. Pagalvokit, kaip viešpačiui, kuris tokius gerus dalykus padėjo, mes jų net neieškom, einam žaisti. Ta mintį, ta idėja apie paslėptus gerus dalykus labai gerai atspindi taip pat pasaulio pasakos. Mes pasakose matom dažnai paslėptą laimę, grožį, kai laimė, grožis, meilė, jie užburti po varlės odą, po kažkokiu tai siaubūnu, po slibinu. Bet tie, kas supranta, jie ieško, jie eina, jie kovoja, jie nugali. Ir galų gale, kai tai atranda, tai persiverčia, tai ta meilė ir ta laimė atsiskleidžia. Taigi, užduokim visą laiką klausimą savo, ar Dievo karalystė, apie tai, ką Jėzus čia kalba, mums yra laimė. Tai yra labai svarbus klausimas. Ar Dievo karalystė, viešpats Jėzus, mums yra laimė? Jeigu tai yra laimė, mes būtinai ieškosim. Mes gyvenimą atiduosim. Nes žmogus ieško laimės. Ieško laimės, meilės. Tai yra pagrindinis paieškos variklis.
Mes būsim pasiryžę tada ir aukoti, ir būsim aukojantis ne vienkartinai, bet ištisai už tai, kad mes pasiaukosim, mums reikės tos laimės. Taigi iš čia, iš šitų minčių galim pamatyti ir suprasti, kad maldos su juo kaip kūrimo santykio esmė, prasmė yra ne rezultatas. Rezultatas svarbus prekybinėse santykiuose. Maldos prasmė pats santykis su juo. Ir tada mes suprantame, kad mūsų malda nekeičia aplinkybių. Mūsų malda keičia ne aplinkybės, bet mus pačius. Tas santykis, tas ieškojimas, tas aukojimas, jis keičia mus pačius. Keičia į tą pusę, kad mūsų tikroviai pradeda atsirasti daugiau vietos Dievui, daugiau karalystės, daugiau pradeda veikti karalystės dėsniai ir principai. O tai ir atneša mums laimę, džiaugsmą, pasitenkinimą, meilę. Tas atsakymas yra, mes meldžiamės būtent dėl tokio atsakymo. Ne dėl prekybinio, duok man dabar, bet dėl to, kas bus, kai mano širdį, mano viduj bus tiek Dievo karalystės, tiek jo šviesos, kad toj tikroviai bus labai gera gyventi. Bet atsiranda, aišku, kliūčių, ieškojimas, beklaidžiojimo. Jisai nebūna niekada. Ieškojimas nėra ieškojimas, jeigu nereikia mums paklaidžioti, paieškoti. Ir tai yra taip pat Dievo plane numatytas tas dykumos, kur mes atvedami kartais patys klaidžiodami papuolam. Dievo plane, tai ką mes matom iš rašto, tai visada yra, jo plane yra labai trumpalaikis egzaminas, labai trumpalaikis laikotarpis. Tai yra praktinis, kaip sakant, egzaminas. Čia yra teorija, mes labai kartais ją gerai žinom. Bet gyvenime, nepatekus, nepraėjus tų klaidžiojimų, tų dykumų, mes nesuprasim, ar tai veikia. Ar taip mes gyvenam? Tai yra praktinis toksai egzaminas. Kartais mes, kaip ir žydų tauta, pasilieka dykumoje per ilgai, nes jų žvilgsnis nukrypsta į laikinus dalykus. Pavyzdžiui, veršio jam prireikia to, kurį pastoviai labai matomas, labai apčiuopiamas, dar auksinis plius. Tai mėsos, tai dar kažkitų dalykų. Ir čia mus taip pat nuveda panašus dalykai. Labai gerai iliustruoja istoriją apie Buratiną. Jeigu jūs prisimenat, kas prisimenat tą dar sovietinį filmą apie Buratiną, kai tėtis išdrožė tą medinį berniuką, aprengė, paleido jį į mokyklą, davė net 5 pinigėlius. Ir jį išleido mokytis, nes Buratinas labai norėjo padėti tėčiui, labai norėjo būti pagalbininku. O jis pasakė, ne, pirmą tu į mokyklą, o tada tik tai būsi pagalbininkas. Ir jis išėjo. Ir išėjęs pakeliui, pamatė reklamą, pamatė jau palapinės stogus su užrašu cirkas. Ir jam labai atėjo didelis noras, pagundimas eiti ten, ne į mokyklą. Kurį laiką jisai kovoja su tą mintim, bet nugalėjo viena tokia topinė, sakyčiau, mintis, kuri tuo metu aš nesupratau, bet dabar labai, labai gerai suprantu. Jisai pasakė, cirkas greitai išvažiuos, o mokykla niekur nedings. Ta prasme, mokykla jinai yra, stovi ir bus, o cirkas, jisai gali išvažiuoti. Ir čia mes pagalvokime apie save,
kartais mums tas cirkas gali būti kažkokie svarbus dalykai. Ir sakom, malda jinai niekur nedings. Ketvirtadienį kiekvieną vyksta, ten dar kitom dienom. O va šitas reikalas, ir vardinkit savo kiekvienas, kas jums būna tuo metu aktualu. O va šitas, gyvenimas trumpas, prabėgs. Girdėjot tokį pasakymą, gyvenimas trumpas, reikia ir tą padaryti, ir tą, ir ten nukeliauti, ten pabūti ten. O mokykla, bažnyčia, niekur nedės. Ir taip Buratinas papuola į nuotykius. Ir ta pasaka, aišku, nebūtų pasaka, jeigu jis ten nepapultų, bet mes nesužinom apie jo kitus nuotykius, kurie būtų, jeigu jis nueitų į mokyklą. Apie jo ten labai įdomius dalykus ir procesus. Ir tada prisistato tie veikėjai, kurie jiems siūlo tą alternatyvų santykį, ne ėjimo mokymosi kelių, pažinimo kelių, prisistato lapė ir katinas, kurie pasiūlo jam eiti į durnių šalį. Sarkastiškai, kurioje pasodinus tos 5 pinigėlius išaugs medis. Ir tu tapsi turtingas, ir tėtį galėsi paremti, ir visus. Vėlgi iliustruoja tą santykį prekybinį, aš kažką padarysiu ir kažkas staigiai gausis. Man nėra kada laukti, man reikia dabar. Viešpats siūlo, kaip jau ir kalbėjom, tą kitą santykį. Taigi dykumoje tie veikėjai, dar trumpai laikas jau eina į pabaigą, aš ne viską pasakysiu, ką norėjau, dėja, bet nemoku kalbėti koncentruotai labai. Ir pasakysiu dar vieną dalyką, kad apie tos veikėjus dykumoje, kurie atsiranda. Tai yra ženklas, kad mes papuolė į dykumą. O tas katinas ir ta lapė, jie visada atsiranda mums ten papuolus. Tie siūlytojai kitų dalykų. Ir jeigu žiūrint Naujojo Testamento, tais simboliais, tai kas ten yra, ką ir čia šitoj ištraukai mūsų mini, yra gyvatė, akmuo ir, kaip Lukas sako, skorpionas. Tai yra dykumų atributai. Akmuo tai yra ne Sacharos dykuma, ne smėlis, tai yra Izraelio dykuma, kur yra akmenuota dykuma. Ir gyvatė ir skorpionai. Tai yra veikėjai, kurie taip pat prisistato. Kodėl mes gyvatę palaikom geru ir su ją norim bendrauti? Jinai nesako, kad vesiu tave į durnių šalį. Jinai sako kitus dalykus. Gyvatė, kuri ten buvo Edeno sode, hebrajiškai nachaš, kyla iš žodžio lenacheš, iš veiksmažodžio, kuris reiškia atspėti. Gyvatė siūlo atspėti gyvenimą. Viešpats siūlo mokytis, eiti, ieškoti, kasti, o gyvatė atspėti. Turėti tuoj pat, staigiai. Atspėti egzaminę atsakymą, nusipirkti diplomą, įsigyti greitai kažką. Legitimiausias būdas čia būtų galbūt laimėti loterijoje. Tai toks nepažeidžiantis įstatymo būdas. Bet ir ta loterija rodo, kad galutiniam rezultate tai netneša žmonėm palaiminimo. Už tai, kad tai dažna kartą yra šito nachaš, gyvatės veiksmas. Ir mums atrodo kartais tai yra gėris. Va dabar turėsiu, dabar, tuoj pat. Ir mes pametam ieškojimą, pametam bendravimą, prašymą su Dievu ir užtrunkam dykumoje, kol neatsitinka kažkas, kol nesugriūna ir mes sakom, durnių laivę atsiradau, papuoliau ne ten, kur reikia. Dykumoje dar yra toks veikėjas, čia Jėzaus nepaminėtas, bet kitose vietose yra pasakyta, kad yra toks skorpionas dar veikėjas, dar saraf, toks deginanti ugninė gyvatė. Tai yra tokie, mes gerai skaitom dažną kartą noras, emocinė, tokiais uždegtus noras, kurie dega. Reikia va šito, čia taip faina bus, čia taip bus gerai. Norai būna geri iš tiesų, bet degantis, tie tokie nekontroliuojami norai, aistra netgi, dažną kartą bloga. Beribiai norai tampa blogi.
Tai yra tokie karšti nuodai, tokie karščio išvirkščia į šitą. Ir mums tai atrodo, gali pasirodyti kartais. Tai įkvėpimas, labai gerai. Tas skorpionas, jisai veikia kitaip, jo nuodai šalti, sakoma. Įgėlimą gal ir gali pajausti, bet paskui skausmo jokio nejauti. Žmogus nejaučia, jis tik numiršta staiga. Ir tie šalti nuodai tai gali būti abejingumas. Toksai, vis tiek čia nieko gero. Visi čia, viskas čia blogai. Nieks manęs nesupranta, nieks nemyli. Ir jisai eina toks žmogus tokiu keliu, įsigeltas yra skorpiono, paprasčiausiai. Jis eina keliu priešingų, negu Dievas įveda. Žmogus gali nejausti, kad jis įgeltas ir būti to kažkuo kitu, negu Dievas nori. To tokiu visą laiką žinovų, sprendėjų, kaip viskas čia turi būti, aplinkui nieks, meilės nėra, to nėra. Mama tik mylėjo, daugiau nieks manęs nemyli. Kai tokiam žmogui, tarkim, po krizės netgi ateina kažkas ir sako, tai pradėk iš naujo, stokis, kelkis, pradėk. Vis tiek nieko gero nebus. Čia jau viskas. Ir jis miršta. Jeigu neįvyksta tas posūkis ir nepamato, kad tai yra skorpionas, kad jis yra įgeltas, kad jam reikia vėl grįžti į ieškojimo kelią, į Dievo ieškojimo kelią. Žmogus gali mirti, nes jis yra įgeltas. Ir trumpai labai apie beldimą pasakysiu, nes tai pats toks, toj skaliai galbūt toks jau artimiausias, intimiausias momentas, kai aš prieinu jau prie durų, stoviu. Ir čia ne kulokais trankimas iš tiesų, nes mes turim pavyzdį Apreiškimo 3:20. Jėzus stovi ir beldžia ir laukia, kol atidarysim. Jėzus netranko kulokais durų, Jėzus nespardo kojom, netidarinėja durų. Tai dabar atėjau aš. Ir mes, tai rodo labai didelį intimumą, kad mes priartėjom prie to intimaus bendravimo. Ir mes gerbėm vėl laisvą valią ir suverenumą Dievo. Nes mes galbūt dar ne prie tų durų atėjom iš tiesų. Mums gal reikės ne į vienas duris pabelsti. Ir gal šitų neatidarys, bet mes eisim, vėl rasim duris, vėl pabelsim ir vėl lauksim. Ir yra duris, kurios mums atsidaro. Jėzus sako, belskite, būkit beldžiantis. Tai reiškia ir vienoje vietoje. Į rūmus mes įeinam, Jėzaus kraujas, šventoji dvasia antspaudas suteikia į Dievo karalystę mums be beldimo, mums nieko daryti dėl to nereikia. Mes įeinam, mes gyvenam. Bet staiga prie durų, prie tų, už kurių mes numanom, kad tai yra viešpats, mes pabeldžiam. Tai mūsų ženklas tokio desperatiško troškimo, noro suartėti iki galo, pažinti jį akis į akį, susitikti su juo, pabendrauti. Mes beldžiam savo kasdienybėje gyvenime ten, kur mes pagarbą parodom. Viršininkui be abejo, tikrai pabelsim. Bet labai gerai, kai tėvai pabeldžia ir į vaiko duris. Jeigu jis turi savo erdvę privačią, jis moko pagarbos. Tėvas ateidamas prie durų ir pabelsdamas ir sulaukdamas taip, elgiasi labai gerai. Jaunai kartai yra pavyzdys, kad beldimas nėra kulokais daužimas, nėra durų atidarimas taip, ir kad įeit galiu, mano namai darau, ką noriu. Taip, į namus mes einam, raktus turim, mes nebeldžiam į savo namus. Bet erdvė, jeigu yra, vyras turi savo erdvę, žmona, būna kartais pasitaiko didesni namai, kai kiekvienas turi savo erdvę. Pabelsti yra labai, labai gerai. Parodyti pagarbą, tos valios suverenios, tai suvereniai valiai, tam privatumui. Ir Dievui tuo labiau.
Ir pabaigai istorija. Ir baigsim. Karalius vienoje karalystėje pažadėjo 3 savo geriausiam tarnam, ministram išpildyti po vieną norą. Vienas paprašė turtų, nežinau kokią sumą, didžiulę įvardino ir gavo. Antras paprašė postų garbės, kad jam visur lenktųsi. Ir jis gavo tą postą. Trečias paprašė galimybės susitikti su karalium kasdieną, įeiti į jo kambarį kiekvieną dieną ir pasikalbėti. Kaip jūs galvojat, kuris prašymas patiko labiausiai karaliui? Ir kaip jūs galvojat, ar jis negavo garbės? Žmogus, kuris eina pas karalių kiekvieną dieną. Kaip į jį žiūrėjo aplinkui, kas jis toks? Kas jis po galais toks? Jis kiekvieną dieną ateina pas karalių ir kalbasi. Ar jis negaus prieimo prie iždinės, jeigu jis pas karalių gali eiti? Ar jis neturės to, ko jam reikia? Tai yra apogėjus, kai mes galim įeiti ne tik kiekvieną dieną, bet ir galbūt 3 kartus per dieną ir daugiau. Ateiti pas jį, kalbėti su juo, klausti, prašyti, ieškoti ir pabelsti, kai mes atrandam tas duris, kurias galvojam, kad už jų yra Jėzus ir mes ten norime eiti ir susitikti su juo. Dėkojam tau, Viešpatie Dieve, už malonę. Dėkojam, kad mokai mus, vedi šituo keliu, vedi to santykio keliu, kuriame mes esam. Nepaprašantis vieną kartą, kai mums prireikia, bet pastoviai prašantis, mes esam pastoviai ieškantis ir beldžiantis. Mokyk mus, vesk mus šituo santykio keliu. Aš meldžiu, Viešpatie, tai, ką mes apie ką kalbėjom, apie ką pasvarstėm, kad tai būtų mūsų gyvenime ir praktikoje. Mes praktikuotume tokį santykį, tą augantį intimumo santykį. Būk pagarbintas, Viešpatie. Per tavo Jėzų Sūnų Kristų mes meldžiam šitą. Amen.